Sveiki visi, tai laikas pitui. Šiandien pokalbių laidoje turėsime pirmą mūsų pašnekovę Emiliją. Tai ką, šiek tiek prisistatyk. Sveiki. Tai va, esu Emilija, su KTK važiuoju jau 2 metai. Pradėjau važiuoti 325 kapę, tai pirmam sezone sekėsi taip. Labiau pasakyčiau, kad treniruotės labiau buvo, nei kad siekti kažkokių rezultatų, o to antrame jau etape tai stengiausi važiuoti kaip manoma greičiau, jau ir automobilį pažinojau, jau ir viską, tai manau, kad šių metų rezultatas tikrai buvo geresnis. Tai labai smagu tada. Tai gal tada iškart pradėkim nuo žiūrovų klausimų, visgi jie įdomiausi turbūt ir visų labiausiai turbūt laukiamiausi. Tai pirmas klausimas, kaip tu patekai į šią komandą? Tai į šią komandą tiesiog patekau testuodama automobilius, galima taip pasakyti, nes buvau tiek pas vieną, tiek pas kitą komandą, bet kažkaip su KTK komanda labiausiai patiko testuoti mašiną ir tą atmosferą visą ir žmonės, kurie čia dirba, mechanikauja. Tai va, ta visa jaukuma ir geri žmonės mane čia va, ir pritraukė į šitą komandą, kad čia ir pasilikčiau. Tai labai smagu, labai smagi šilta istorija. Taip, tai dar toks vienas pradžioje klausimukas, turbūt daugam labai įdomu, kaip apskritai susidomėjai autosportu, kaip ta prasme atsiradai šitoje sporto šakoje, nuo ko viskas prasidėjo? Tai tokia istorija yra, kad viskas prasidėjo, kai dar buvau gal 6 klasėje, kažkas tokio. Tai turėjau tokį klasioką, Gustą Grimbergą, jisai važinėjo sportiniais kartingais tuo metu. Ir kažkaip vieną kartą užmačiau ten pakabintą kaip paroda, tiesiog nuotraukas prie sporto salės prieš pamoką ir kažkaip pagalvojau, va čia kartingai, kas tie kartingai. Ir grįžus namo sakau tėvam, noriu į kartingų būrelį, tiesiog taip va. Tai va ir nuėjau į nuominių kartingų būrelį, tada buvo sportiniai kartingai jau. O po sportinių kartingų jau persidavau mašinas. Įdomi istorija. Ta pačia tema kalbant, kur norėtum dar išbandyti save, ar kur būtum ėjus, jeigu nebūtų tokio sporto, motosporto, kokią kitą sporto šaką eitum, norėtum išbandyti? Nesusijusią su automobiliais? Visiškai. Ta prasme, jeigu tiesiog nebūtų jokio motosporto. Sunkus klausimas, reiktų pagalvoti, bet turbūt būtų tinklinis. Kodėl tinklinis? Nežinau, kažkaip seniau žaisdavau, labai patikdavo, tai va. O salės ar paplūdimio? Salės. Per smėlį sunku bėgioti, per daug net sunku bėgioti. Okei. Ar turėtum kokį nors svajonių automobilių ir trasos derinį? Kaip tarkim Porsche 911 ir Spa trasa. Toks, tipo, derinukas. Turbūt norėčiau išbandyti trasą Monza su kokiu GT3 automobiliu, nesvarbu kokiu. Tiesiog svarbu, kad greitesnis nei 325 būtų. Ir Monza trasa turbūt būtų, kad išbandymai. Toks labiau techninis klausimas, kaip tapti lenktynininku. Tarkim, jeigu dabar yra žmonių, žiūrinčių, kurie norėtų tapti lenktynininkais, ką jiems reikėtų daryti, nuo ko pradėti? Tai, manau, svarbiausia yra išsirinkti, ar nori važiuoti profesionaliai, ar tiesiog mėgėjiškai kažkas tokio. Tada reikėtų licenzijos, aišku, jeigu jau iš karto į trasą važiuoti. O šiaip, manau, kad geriausia yra tiesiog pradėti viską nuo simuliatoriaus, nes ten tiesiog nejauti tos labai didelės baimės ir išmoksti trasas visas, aišku, ir to racecrafto pasimokini, tai manau, kad tikrai simuliatorius yra geras dalykas pradėti, bent jau tuo domėtis ir važiuoti ant simuliatorius. Jeigu kalbant apie simuliatorius, kaip tik yra žiūrovo vieno klausimas, kokia yra simuliatoriaus įtaka realiam vairavimui? Realiam važiavimui šiaip labai daug duoda, ypač įsimint trasas,
ir yra gerai pravažiuoti trasą ant simuliatoriaus, kad realybėj tiesiog komfortiškiau jaustumės ir žinotum, kokie tavęs trasų laukia, kokie posūkiai ar net duobės, nes simuliatorius labai gerai perduoda visą tai ir visą informaciją apie trasą. Tiek pat ir apie automobilį. Supratau. O kas tave tada labiausiai žavi lenktynėse? Kodėl tu čia pasilieki, kodėl nemeti šito sporto? Mane žavi, tai turbūt būtų, kad tas pats greitis visas, adrenalinas, kai važiuoji, tas jauduliukas prieš startą ar prieš kvalifikaciją ir tiesiog, kai būna lenktynių savaitė, iš karto nuotaika geresnė, tai būna, kad prieš savaitę ten, taip sekasi, nuotaika į dugną, o prieš lenktynės iš karto pakyla, tai va. Tai smagu labai. Tada jeigu dabar čia buvo pliusai lenktynių, kokie būtų minusai, kas tave gazdino gal? Ar niekas? Ar strong woman? Strong woman. Šiaip nėra, kad kažkas labai gazdintų. Gal būna tie kokie krešai šiek tiek tam momentui išgazdina ir tas dalykas, kad turi perlipti per save, po to per kitą, pavyzdžiui, treniruotę ar per kitą važiavimą tam pačiam posūkiai persilauž, kad važiuotum taip pat, kaip važiavai prieš krešą. Tai gal šitas toks labiau, ne tai, kad gąsdina, o gal išmuša iš vėžių, bet šiaip nėra, kad kažkas labai gąsdintų, tiesiog važiuoji ir mėgaujasi tai, ką darai. Tai labai smagu. Tada dar žiūrovo klausimas. Koks tavo aukščiausias siekis automobilių sporte, kurį įgyvendinti, sakytum, jau užtenka? Užsibrėžta kažkokio tikslo neturiu. Aišku, labai norėčiau išbandyti kokį nors aukštesnės klasės automobilį, kad tą patį GT4 kokį nors, ar ten Ginetta, ar Porsche kokį nors. Paprašom pavyzdys. Tai būtų tikrai smagu išbandyti. Ir aišku, labai norėčiau Europai kokią trasą išvažiuoti, kad net treniruotė ar tiesiog pravažiavimai būtų tikrai smagu. O jau siekti kažko daugiau, tai pagyvensim, pamatysim, kaip ten viskas bus. Žodžiu, eini tokia gyvenimo linkme, pasroviai. Jo, tokiais laiptukais aukštyn. Gerai, tai jeigu jau kalbam apie Europos trasas, kokios tavo galbūt mėgstamiausios, kur norėtum bet kartą nuvykti? Tai kaip ir minėjau, Monzos trasa, tada aišku Spa, kuo daugiau, to geriau. Tas pats Nürburgringas norėčiau, aišku, nuvažiuoti, pravažiuoti. Tai, bet turbūt būtų labiausiai, tai Monza arba Spa, nežinau. Kodėl? Ant simuliatoriaus esu važiavus, labai man patiko. Aišku, yra daugiau trasų, kurios man patinka, bet šitas gal labiausiai tokios populiariausias. Smagu, jeigu tada. Tai Emilija, klausimas iš žiūrovo. Ką valgai lenktynių dieną? Lenktynių dieną? Geriu kavą. Ne, šiaip dažniausiai valgom viešbučiuose, tai ką viešbutis duoda, tą ir valgom. O dažniausiai tai košė kokia būna, ar kažkas tokio, kad neapkraut skrandžio. O šiaip per lenktynių visą dieną tai paprasti patiekalai kažkokie, ar šiaip užkandžiai. O vakarieniai dažniausiai komanda valgo picą. Tai toks sportininkų maistas, kaip galima pasakyti. Sekantis klausimas. Ar tu turi savo automobilio vardą? Čia toks, gal ne visi žmonės turi, bet dauguma savo automobiliam vis tiek suteikia kokią nors įdomesnį vardą. Kartais dėl kokios nors įdomesnės istorijos, ar tavo automobilis turi vardą? Su vardu greičiau važiuoja -1 sekundę. Ne, mano automobilis neturi vardo. Reikėtų, manau, sugalvoti 3 sezonui. Tai jeigu reiktų sugalvoti, tai būtų koks nors moteriškas vardas turbūt. O pavyzdžiui? Galim pabrainstorminti dabar. Neįsivaizduoju, raketa. Kad greičiau lėkti, -2 sekundės tada iš karto. Tuo pačiu paklausiu, ką reiškia tavo automobilio numeris, kodėl būtent toks?
Šiaip norėjau dėtis maros, pamenu, lyg ir 4-1, nes 4-11 gal atrodo per didelis ant lango, neestetiškai, bet likau su 4-11, o šiaip tas pats numeris tai nuo kartingų laikų liko, nes irgi buvau pasirinkus 4-11, tai kažkaip noriu tęsti tą kelionę su 4-11. O planuoji artimiausiu laiku keisti numerį ar ne? Šiaip turėjau kažkokį tokį pamastymą, tai buvo apie 8, tiesiog 8 arba 0,8, kažkas tokio. Bet jo, nežinau, ar keisiu dar ar ne. Tai žodžiu, kažkur toli apmąstymuose, bet planų nėra. Kol kas ne. Irgi klausimas iš žiūrovo. Koks jausmas lėkti greičiau už vyrus, turinčius daugiau patirties? Geras. Ne, šiaip dažnai šito klausimą sulaukiu. Nėra taip, kad wow, čia kažko išsiskiriu ir taip toliau ir panašiai, bet tikrai yra geras jausmas matyti save tobulėjančią, kai yra gal tokių, kurie važiavo praeitais metais ir važiuoja tą patį laiką, toj pačioj trasoj, o aš ten truputėlį pakylu ar geresnį laiką važiuoju. Tai tikrai geras jausmas. Tai kaip jautiesi po šito sezono pabaigos ir gan neblogoje vietoje vis tiek nemažai aukščiau negu praeitais metais? Jo, praeitais metais baigiau 50 iš 60, man rodos, kažkas tokio. Bet aišku, nevažiavau viename etape, bet vis tiek šiais metais kiek pakilau pozicijų? 30 gal? Kažkas tokio, galima sakyti, nes baigiau 22 iš 50, jei neklystu, tai man tai labai neblogas rezultatas yra. Šiaip norėjau gal į top 15 patekti, bet turbūt per didelis dar tikslas buvo šiem metam, tai manau kitiem metam tai tikrai bus top 15, o gal ir net aukščiau. Pažiūrėsim, kaip bus. Nu tai tikslas kitiem metam būtų top 15, ar gal net top 200? Kas ten žino, kaip bus, pamatysim. Nu tai laukiam tada gerų rezultatų iš tavęs. Tikrai, kad bus. Kurią automobilių klasę labiausiai norėtum išbandyti, pavyzdžiui, GT3, GT4? Tai labiausiai norėčiau turbūt išbandyti šiuo metu, tai būtų GT4 klasė, nes aš nenoriu tiesiog tokio didelio šuolio iškart į GT3 klasės mašiną šokti ar kažkas tokio. Tiesiog norėčiau taip stabiliai po truputį kilt. Kodėl iš visų tavo sporto šakų pasirinkai būtent žiedinės lenktynės, kodėl nei, tarkim, į ralį ar driftą? Esu bandžius automoto sporte važiuoti žvyru, 2 kartus bandžiau net, tai labai neprilipo, nelabai man patiko, nežinau kodėl, ten važiuoju off-road, atrodo, ir nežinai, kas tavęs laukia, tai gal dėl to nelabai patiko. Driftas, tai net nebandžius esu, visai gal būtų smagu tiesiog pabandyti, o žiedą pasirinkau, nes gal labiausiai nuo kartingų parėjęs tas toks panašus dalykas tiesiog į kartingus, kad tu važiuoji trasoje ir viskas. Ir šiaip man žiedė patinka, kad yra tie tokie step by step žingsniai, ką tu turi daryti kiekvienam posūkį. O tai driftą tu nebandžius? Ne. Norėtum pabandyti? Tai jau, aišku, būtų smagu šiaip. Kad ir tiesiog atviram lauke kokiam nors nebūtinai trasoj tą drifto mašiną bent jau išbandyti ar kažkas tokio. Ar net žiemą į kokias varžybas nuvažiuoti, tai irgi skersą pamėtyti būtų ką veikti. Kokį turėtum gal patarimą, paskatinimą ar nežinau, bet kokį tipsą visom merginom, kurios norėtų ateiti į šį sportą, bet gal bijo, nes vis tiek Lietuvoje dar yra labai stipriai dominuojantis vyrų. Nu ir kai kuriuom tai gali šiek tiek būti baisu. Jo, tai tas gali gąsdinti, bet manau tiesiog reikia eiti ir daryti ir bandyti, nesiseka, pasiseks, kada nors tai tikrai. Svarbiausia nebijot, jeigu yra didelis noras, tai kodėlgi nepadarius. Ir didelis užsispyrimas tikrai padeda siekti rezultatų. Kadangi ta proga aš su Formulė 1, tai ir tavęs paklausiu kaip Formulės 1 fanė, ar turi mėgstamiausią vairuotoją gal komandą? Šiaip, kad komandos mėgstamiausios tai neturiu. Man patinka tiesiog stebėti visus, žiūrėti, kaip visiems sekasi ir taip toliau.
šiaip formulės nėra taip, kad žiūriu kiekvienas varžybas ar kažkas tokio, bet kai turiu laiko, tai tikrai pažiūriu. O jeigu vairuotojas, tai šiuo metu Piastri turbūt labiausiai palaikyčiau ir nežinau, tiesiog įdomu, kaip jiems sekasi. O šiaip dažnai stebi lenktynės ar kaip? Kai būna laiko, tai tada ir žiūriu, o šiaip tikrai nepasakyčiau, kad labai ten užkietėjus fanės Formulės 1. Bet jeigu tau Oskaras patinka, ar matėjai ir ką apie tai manai, kad jis dabar šiek tiek į viršų buvo pakilęs porą paskutinių lenktynių? Tai vat dėl to ir įdomiausia, nes vat pradėjus, tai jis ten važiavo tiesiog labiau į galą, ten per vidurį kažkas tokio, o dabar vat ir matosi tas toks tobulėjimas, galima sakyti, tai vat tas ir smagiausia, kad toks jaunas vairuotojas atėjęs ir jau siekia aukštumų. Gerai, dabar grįžtam iš Formulės ir iš pasaulio atgal į Lietuvą. Kuri tavo trasa iš šitų 3, kuriuose dažniausiai važiuojate, yra mėgstamiausia Estijos, Lietuvos ar Latvijos? Po paskutinio etapo supratau, kad Latvijos trasa man yra mėgstamiausia. Tačiau aš toj trasoj, nežinau, daugiausia krešų esu turėjus ir nusirašymų ir visokių situacijų, tai jo, bet pačiai tai Latvijos trasa tikrai labiausiai patiktų. Jeigu kalbant apie paskutinį etapą, ar paskutiniam etapė būna daugiau streso, to jauduliuko, ar vienodai kaip visuose? Man kažkaip vienodai, gal būna kaip tik nestreso ir ne jauduliuko tokio liūdesio, kad va čia paskutinis etapas, kad dabar žiema bus, nieko neveiksim, nevažiuosim į trasas, tai va gal tas liūdesiukas toks būna, bet šiaip tiesiog supranti, kad dabar važiuosi simuliatorium, ruošies kitam sezonui ir sieksim kitais metais rezultatų. Jeigu kalbam jau apie žiemą ir kai tai būna ne lenktynių sezonas, kaip tu ruošiesi sekančiam sezonui ir, nežinau, ką veikia, kai nėra lenktynių? Tai kitiem metam, tiesiog kitam sezonui, tai yra pasiruošimas, kad ant simuliatoriaus. Tai kiekvieną savaitę po vieną kartą einu į simuliatorių akademiją pas trenerį ir ten treniruojas. Tai tas labai padeda ir išmokti to racecrafto ir tiesiog siekti geresnių laikų ir rezultatų, sukant ratus, tobulinant visas savo technikas, įgūdžius vairavimo. O šiaip prie to dar bandau ir sportuoti, tiesiog palaikyti tą fizinę tokią aktyvų gyvenimo būdą, kad vis tiek reikia jėgų mašinoje kažkaip pavairuoti tą vairą, nulaikyti ir taip toliau. Tai vat toks būtų gal pasiruošimas, sakyčiau. Koks tavo nežinau, autoritetą lenktynių pasaulyje? Jeigu iš viso pasaulio kalbant, tai man labai patinka ir labai žaviuos Bianca Bustamante. Aš taip tikiuosi jos pavardė. Jeigu užrašysiu. Gerai, ačiū. Įvažiuoja F1 toj akademijoje merginų, tai labai man įdomu stebėti jos tą visą kelionę ir kaip ten jai sekasi siekti rezultatų. Ir dar dabar mačiau pasirašė kontraktą su McLaren. Jo, tai yra pirmoji moteris lenktynininkė pasirašėsi kontraktą su McLaren. Racing. Tai va šitas irgi labai nustebino ir labai džiaugiuosi. O va iš Lietuvos tai turbūt būtų tas pats treneris Karolis Jovaiša, vis tiek ir pamoko, ir paskatina, ir pats lenktyniauja ir rodo tikrai gerus rezultatus, kaip visi žinom. Tai tiek būtų apie mano autoritetus. Labai smagu girdėti. Turi rėmėjų ir neturi rėmėjų? Keletą turiu. O kokie būtų tada svajonių rėmėjai? Geras klausimas. Tai aišku, tie, kurie nori siekti bendrų tikslų,
ir tie, kurie tikrai paremtų ir nedingtų vidury sezono. Red Bullis galėtų paremti, va, kodėlgi ne. Nu, Red Bullis suteikia sparnus, tai gal greitai lėktum. Minus 5 sekundės iš karto. Kodėl Red Bullio? Kodėl ne Monsterio? Net nežinau. Man atrodo, komanda labiau Red Bullį geria nei Monsterį, tai dėl komandos geros. Nu, nežinau. Aš irgi nežinau. Aš irgi mačius viską, tai kas paremtų, tas būtų gerai. Svarbu žodžiu remia ir nedingsta. Taip. Ir nori siekti to pačio rezultato. Klausimas iš žiūrovo, kada sėsi į GT3? Tai, kaip jau ir minėjau, tai mano kitas tikslas turbūt būtų persėdusim kitą klasę, tai GT4, tikrai ne GT3, nes aš manau, kad pati dar būčiau gal nepasiruošus tokį didelį žingsnį nuo 325 kapo į GT3, bet ateityje manau, kad kada nors tikrai pabandysiu ir tą patį GT3. Nu, dabar tada perinam prie šiek tiek žaismingesnių klausimų. Čia bus pasirinkimai. Oho. Žodžiu, pabaigai šiek tiek pažaisim. Ar rinktumės automobilį, kuris būtų mechaninis ir tu galėtum važinėti visą savo likusį gyvenimą tik su mechaniniu ar su automatu? Rinkčiaus tikrai mechaninę, nors pati mieste vairuoju automatą, bet trūksta to kažkokio veiksmo mašinai. Tiesiog automatą vairuoju, tai tiesiog komfortiška, viskas ramu, nieko nereikia daryti, o mechaninė tai jau yra ką veikti ir smagiau važiuojasi tada. Tai rinkčiaus pirmą variantą. Gerai, ką pasirinktum? Nueiti iki darbo su aukštakulniais ar važiuoti iki darbo atbulomis? Aukštakulnių nenešioju, tai turbūt važiuočiau atbulom. Neįdomu kaip sektasi, bet manau, kad normaliai tikrai. Toli darbas, daug važiuoti reikėtų. Kokį 10 minučių būtų. Turbūt pasiparkuot būtų lengviausia. Gerai. Rinktumės visat pramiegoti 2 savaitės ar iš vis nemiegoti 1 savaitę? Turbūt, kad nemiegočiau 1 savaitę. Kodėl? Nežinau, nes esu toks žmogus, kuris mėgsta daug daryti ir visada kažką daro ir kažką veikia, tai pramiegoti man tiesiog neišeitų. Tada ką pasirinktum? Geriau vėluoti 10 minučių kiekvieną dieną ar būti per anksti 20 minučių? Turbūt, kad per anksti būčiau, nes pavyzdžiui, pavėluoti į lenktynių startą tikrai nenorėčiau. Nu jo, būtų nesmagu turbūt. Tikrai taip. Iš pietų startuoti. Dar po 10 minučių. Va. Tai čia jau būtų labai prastai. Tai va, manau, tada ir būtų viskas šiandienai su tavimi. Turėtum kažkokių paskutinių patarimų ar, nežinau, palinkėjimo, gal nori pašatauti ant savo socialinės tinklus. Nežinau, tai dabar biškai. Ne. Tai labai noriu šiaip padėkoti visai komandai, kad tokia už sezoną, už 2 sezonus. Tikrai buvo smagu, visko išmokom daug, pasiekėm rezultatų. O šiaip norėčiau paskatinti tavo merginas gal jungtis į autosportą, kad daugiau būtų trasoj merginų ir šiaip smagiau tada būna, kad ne viena ten ar ne 2 važiuojam tarp 60 vyrukų. Ir taip pat ačiū visiems, kurie uždavė klausimus. Tikrai buvo smagu juos atsakinėti ir ačiū, kad pasikvietėt mane čia. Ačiū tau. Ir čia buvo pokalbių laidoje Laikas pitui. Laukime kitoje antroje laidoje. Čia buvo su jumis Ugnė Čepaitė, laidos vedėja ir Emilija Uliudaitė, KTK Racing komandos lenktynininkė. Ir iki kito karto. Viso.